Okay, let's go. Važiavau į projektuką, bet dar nedrįstu likti iš mašinos. Laukia šalta, prasivažinėjau 2 valandas, turėjau reikaliukų šiandien ten. Dabar žiūriu, -13 lauke. Kažką nueinu į namuką, pasižiūrėsiu, ten įmanoma, kažin padirbti ar ne. Ar nebus taip, kad šals rankytės, bus šalta, o dar reikia polistirolą pabaigti susidėti. Smagioji virtuvė liko ten, kur pjaustimo kalnas. Nu kažkaip, einam į namą, pažiūrėsim, kas ten per situaciją. O viduj situacija tokia. Sakiau, kad jeigu randu vandenį sušalusi, važiuoju namo. Nu taip, pašalės. Per naktį, naktį rodė -18 buvo. Rytą namuose buvo -15, tai pilnai tikiu, kad buvo -18. Dėdamas visada paskutinį lapą, gerai apsipučiu klijais, kad čia, kur yra visokios polistirolo sandaros, tiesiog nebūtų galimybės cirkuliuoti orui, kad užsisandarintų viskas konkrečiai. Dėdam paskutinį. Visada, kai polistirolą dedu sluoksniuoju, tai sekantį sluoksnį dėdamas persipučiu sandaras. Kaip čia matot, sandaros vis tiek polistirolis pavaikšto, atsiranda tokių tarpelių. Tai aš jų neskubu perpūst, perpučiu tada, kai dedu sekantį sluoksnį ant viršaus, nes tuo pačiu sukabina dar yra abudu sluoksnius į krūvą, taip gaunasi kokybiškai. Kiti, mačiau, apsiputinėja, apsipjausto paskui. Tai neverta, tiesiog reikia užsipūst tarpus, jau dedant sekantį sluoksnį. Kaip mato, čia užsipučiau, dabar dėsiu ir tarpus įsandarins ir sukabins abu sluoksnius į krūvą. Ir taip, nu, nebeišsivaikšto polistirolis. Tai dabar tik supratau, kodėl perdegė LED lempa. Kai pirma lempa perdegė, galvojau šiaip, gal ta prasme jau baigėsi laikas ar dar kažkas. Bet kai perdegė antra, tada paliko viskas aišku. O perdegė nuo šitų pjaustyklės. Nuo pjaustyklės nepatiko turbūt įtampos pasikeitimas, pasviravimas. Tai pirmą lempą, kai perdegė, taip spaudžiau, mačiau, kad užgeso. Bet kažkaip nesusireikšminau. Bet parsivežiau kitą LED lempą, jau galvojau keist, bet galvoju, dabiškai palauksiu, vėliau pasikeisiu. Tingėjau keist, už valandos pjaunu, čiunkt antra. Tai supratau, žodžiu, tai va žinokit, kad reikia arba į kitą rozetę kišti, nežinau, bet va įtampos sviravimas užmušė abi LED lempas. Na, su polistiroliu kaip ir viskas, galim biškį apeit, apsižiūrėt. Čia kažkas klausė, ar santechnika padaryta. Nežinokit, nepadaryta. Be santechnikos bus namas. Į biotualetą žmonės darys. Tai va, kriauklė, dušas, unitazas, padavimas į antrą aukštą. Čia turim virtuvės.
išvada, bet virtuviai padarysim per sklepą. Taip kaip buvo anksčiau, tik padarysim naują trasą. Čia bus šitoj vietoj skalbimo mašina. Jeigu vasarą statyboje neatsiejamas daiktas yra saulės kremas, tai žiemą neatsiejamas daiktas yra, spėkite kas, ogi sniego kastuvas. Noriu įsivaryti mašiną į kiemą, reikia atsikasti sniegą. Blemas to sniego kasimu, tai atrodo žmogus gali nedirbti vien tik tais sniegą kast, nesustodamas. Norėčiau, kad pas mane tokie statybininkai dirbtų, nukastų sniegą kiekvieną rytą kieme, pačiam nereikėtų. Visi matėt. Iš pirmo kartą pataikiau į kiemą. Gerai vairuoju. Čia dar viena diskusija buvo dėl įrankių laikymo. Dabar madoj visiems reklamuoti tas įrankių dėžės sistemas, dėti įrankiam. Na, su tom sistemom tai atskira tema yra. Aš suprantu, pavyzdžiui, jeigu esi koks nors apdailininkas ir dirbi daugiabučiuose, tau reikia tenais lipt laiptiniam, nešiot daiktus, tada gal ir tos dėžės sueina. Bet mano atveju aš pats anksčiau sandėliavau įrankius dėžėse. Tai būdavo visas mikroautobusas nukrautas, grindys būdavo nukrautos įrankių dėžėm. Reikėdavo kažką įsidėti į vidų, reikėdavo tos visas dėžės išsikraut, arba ten reikėdavo kažką rast, kas papačia, reikėdavo visą laiką kuist. Tai žodžiu, visiškai nesprendimas. Čia kaip anksčiau būdavo dėžės ant grindų, tai tikrai nebūtų tilpęs man tas polistirolas. Gipso lapai telpa. Aišku, jeigu ne 3 metrai lapai, žodžiu, viskas telpa. Bet iš tikrųjų nėra čia ko vežioti su mašina medžiagų. Tam yra priekaba arba yra logistikos tarnybos, kurios vežioja krovinius. Mes esam meistrai, čia yra įrankių dėžė. Dar vienas žmogus prašė, kad papasakočiau apie ožiukus. Tai kol nepamiršau, dabar kol yra, kaip sakant, galvoje, galiu papasakot aš apie juos. Nežinau, aš juos naudoju gal jau metus. Nežinau, ar metai yra ar nėra, bet iš tikrųjų pasiteisino, tikrai geras daiktas. Pavyzdžiui, jeigu reikia ypač medieną pjaustyti, kokiam nors ruošiniam daryti, tai tiesiog nuo krūvos medienos jėmi pasidedant jų ir gali tenais capus išpjaustinėti, gegnių galus išpjaustinėti labai paprastai. Paskui labai man gerai būna OSB plokštėm pjaustyti. Pasidarau dar tokį ant viršaus karkasą, tokį kaip stalą ir pjaustau suliniuoti OSB plokštės. Šiandien matot puikiai, kaip tinka pasidėjus staklės. Aišku, minusų tokių yra biški, yra, pavyzdžiui, minusų su kojom. Tai va šitos vietos man išsimalė, jis dabar, kai buvo naujas, buvo labai stabilus. Toks standus buvo, dabar čia išsimalė, nes čia va tokios vietos, ši čia laiko visą va tavo šoninį stabilumą. Paskui tie fiksatoriai būna stringa. Na, bet žinai, kai daiktas naudojamas kasdieną ir profesionaliai, tai prasme darbui, o ne ekspozicijai, tai aišku, kažkiek dėvisi tie visi mazgai, bet
tikrai daiktas yra pasiteisinęs. Tai kai nulūž kojos, pirksiu dar vieną negalvojęs. Tai jeigu mastot pirkti, tikrai pirkit, nes šita kaina nėra tokia žvėriška. Na štai, turiu jau San Mazgo išplanavimą, kur stovės sienos. Viską susimatavau, nusipiešiau su dažais ant polistirolo. Dabar bus labai paprasta planuoti vandentekį bei vedžioti kontūrus grindim šildomom. Atsiprašau, užšalo žandai, nebeprašneku. Tai taip atrodo planavimas. Sakau, labai svarbu yra turėti gerą architektę, nes realiai tai architektė buvo atvažiavusi čia į vietą. Prašiau, kad pasidarytų ekskursiją, nes labai čia tiek išgaudėm centimetrus visur, kad viskas taip per plaukelį. Nes kaip pavyzdys, čia va turi eiti laiptinį į viršų. Čia eina laiptinė, čia salelė. Ta salelė sukasi. Čia šitą sieną jau lenda biški po laiptais. Tai čia šitoj vietoje jau atsiras sienos nuožulnumas. Tai unitazas čia bus. Tai čia atsėdint, tas nuožulnumas jisai netrukdys, bet jis bus, jo neįmanoma panaikinti. Paskui čia dušas. Čia kadangi mes turim pakilti į antrą aukštą šitoj vietoj su vertikaliu, tai padarėm tokią nišą. Čia šitam kambarį bus spinta įmontuojama nišoj. Tai irgi labai praktiškas dalykas. Tada čia, kaip sakiau, dušas, čia kriauklė, čia durys. Ir čia va šitas atstumas irgi yra grinai pagal laiptų plotį. Čia vais laiptai viršų, jau nuo salos prasidės. Tai čia durys irgi jos, negalima pastumti. Ir tada čia indauja, bus takėlė, įsta indauja. Čia šitą vietą, kur sakiau, kur pramatavau, man visą šitą sieną pasistūmė vien dėl šitų durų. Nes čia, kai projektavom laiptus, laiptai 1,20 m ir čia gavosi duris 82. Tai pastūmė visą šitą sieną, už tai nebetitiko mano šitas mazas, kur prieš tai kalbėjau. Siena turėjo stovėti čia, o jin pasislinkom ten. Tai žodžiu, toks išplanavimas. Dabar va čia va darbo kambarys, čia tamburas, čia bus naujos duris. Ir čia įeisim mes į namą. Tai va tamburas, darbo kambarys, tada einam, čia didelis sitingas, svetainė. Čia stovės krosnelė, ne krosnelė, o židinys, įmontuojamas kampinis. Čia atsimenat, kaminas stovėjo. Tai stovės krosnelė, tada čia palei viršų eis vamzdis į kaminą. Šitą skylė naikinsis, mušis kitoj kameroje skylė ir čia va eis paslėptas vamzdis. Tada čia įeinam į valgomą, čia valgomas stalas, šitos durys keičiasi. Visi langai keičiasi. Čia valgomas stalas ir čia virtuvė. Tada čia pagalbinis sandėliukas. Šitos durys užsidaro, čia stovės kolektorius, visas šildymo mazgas. Tada čia skalbimo mašina, ten dujų katilas, nes naikinasi langas. Tai, o čia siaura tokia ūkinė spinta. Kad netrukdytų durim, gal statysis čia, nežinau, kokios lankiančias duris ar dar kažkas, bet čia jau ne mano klausimai, išsispręs žmonės patys. Tai va dabar bandysiu susiskaičiuoti, kiek reikia vamzdžio, kiek reikia visokių fasoninių detalių vandentekiui. Naudosim presuojamę sistemą. Tai pasiskaičiuosiu, važiuosiu, susirinksiu ir rytoj nuo ryto pradėsiu jau su vandentekiu. Tai kam įdomu, neišjunkite ekranų, stebėkit, pasidalinsim, nes norinčių buvo, klausiančių ar parodysiu, ar pasidalinsiu, tai tikrai pasidalinsiu, kad jau pradėjau, tai reikia pabaigti iki galo, kaip sakant. Jau nebeslėpsim čia tos technologijos, kaip čia ką darom. Susiskaičiavau, kiek reikia detalių, vamzdžių, turiu tokią špargalkę. Tai dabar važiuosiu į jaukurus
susirinksiu viską ir rytoj nuo ryto prisistatyčiau čia su detalėm ir rytoj pradėsiu pjaustyti ir presuoti. Nauja diena, nauji iššūkiai. Šiandieną vėl spaudžia šaltukas, dabar lauke -10, čia viduj gal porą laipsnių mažiau. Tai šiandieną manęs laukia vandentiekis. Šiandieną vedžiosim vandentiekį ir jums parodysiu niuansus, su kuriais susidursiu aš. Tai susirinkau medžiagas reikalingas atlikti darbams. Tai galiu parodyti, kas man šiandieną bus reikalinga. Tai visų pirma vamzdis. Vamzdis eina 2 diametrų, 25 ir 20. 25 trasai, 20 atšakom. Tada meralonas. Įvert vamzdžiui. Čia truputį stakalo detalių, kurios man bus reikalingos. Paskui parodysiu, kodėl. Na ir tada visokios trišakiai, alkūnės. Čia smeigės, laikinai prismeigs, kol klijai stings. Žinoma, presas. Presų reikalingos 2 galvos, reikalinga 25 ir 20. Čia aukštielnikai paėmiau. Taip, presas. Tada, kaip matot, vakar jau išsibraižiau vandentiekio trasas. Va čia va visur eina trasos nupieštos. Čia va taip lankstysiu, pum. Visur sukeliausiu, kur reikia, tai eigoj papasakosiu, kur yra taškai, kur turiu suvaikščiot. Apie šildymą šiandieną nešnekėsiu. Tai kai baigsiu vandentiekį, kai pradėsim šildymą, tada pakalbėsim apie šildymo niuansus, kad nebūtų per daug informacijos. Tai nuo ko pradėsiu? Turiu susibraižęs trasas. Tai dabar man reikia susireguliuoti peilį. Imu, pavyzdžiui, meraloną. Šiandienai daro su polipropiliniais vamzdžiais, lituoja, bet man asmeniškai nepatinka. Kažkaip jau išgyvenom iš to. Anksčiau prieš 10 metų darydavom, bet dabar jau nebedarom. Dabar naudojam presuojamą sistemą. Jinai yra kokybiškesnė, patikimesnė, lengvesnis darbas. Tai gal daug kas jos nemontuoja, nes brangus įrankis, brangus presas. Aišku, gaunasi gerokai brangiau, nes visos fasoninės dalis, tai ta furnitūra vadinama, kampai, trišakiai, aklės, aprišimo mazgai, visi yra gerokai brangesni. Šitas stalas padeda išlaikyti vienodą griovelio gylį. Na va, pagaliau susireguliavau peilį. Tai matau, dabar pasidariau va čia va, kad lystų vamzdis taip tiksliai. Tai dabar su peiliu einu įsipjaustų griovelius, kur man reikia. Iš vieno mūsų stebėtojo sulaukiau klausimą, kaip mes dirbam prie -10, ta prasme, kokius klijus naudojam prie -10. Tai taip, purškiami klijai -10 jau yra per žema temperatūra, maksimaliai galima dirbti iki -5, bet čia yra priežastis, jeigu tingi eiti į darbą ir nori pasilikti namuose, tai o šiaip reikia būti truputį išradingesniam, tai tiesiog klijai yra pašildomi prieš juos naudojant. Tai kol pati bankė šilta, tai tie klijai po išpurškimo vis tiek sureaguoja per 10-15 minučių, tampa kieti, tai tiek pilnai užtenka, kad klijų savybės nepasikeistų į blogą pusę. Na va, išsipjaušiau kuriais 25-ukas. Taip atrodo gaveliai. Čia viskas išpjaustyta.
paskui taip va susiskabina vamzdis šitą grėvelį. Na ir čia užsipūt paskui klijais. Iš tikrųjų turiu dar nebaigtų reikalų su kanalizacija. Tai tenais dabar šitoj vietoj pagal planą turėtų stovėti skalbimo mašina, nes daugiau šitoj patalpoje vietos niekur ir nėra. Tenais apačioje eina trasa, iš ten reikia pasikelti dabar atšaką ir nueiti čia su vamzdžiu. Tai čia reiks pjauti giliai. Tai dabar aš tavo pirmą mazgą ir pasidarysiu. Lipam į apačią. Tai reikalai tokie šitam fronte. Tai čia dėsiu remontinę movą, tada trišakį ir tenais pajungsiu 50-tuką. Nepavyko ištraukti seno trišakio, tai į šipulius sulaužiau, suskaldžiau visą gabalais, išlupau. Užakės buvo prilipęs, prikepęs. Tai va, žmogeliukai, galiu pasakyti, užsiknėsau. Šitą visą reikalą kokią valandą laiko vėriau. Nelindo čia man niekas. Yra dar tokia nerašyta taisyklė. Visada pirkti vieno gamintojo vamzdžius bei visą furnitūrą. Tai trišakius, aklės, ten perėjimus ir visą kitą. Bet čia, kadangi rišaus prie senos sistemos, šitas vamzdis buvo senas, tai čia nežinau, ar gumos netiko, ar tiesiog vamzdžių diametrai ten truputį skirias mikronais. Tai kol sukišau, bet nieko, viskas. Sklepė darbas baigtas, su fekalu, va dabar turim atšakėlę, 50-tukas į skalbimo mašiną. Einam į viršų, žiūrėsim, ką ten galim dar pasidaryti. Ojojoj. Bet pirmą važiuosiu papietaut biškį, nusiramint. Aš dabar toks suirzęs, supykęs ant vamzdžio esu. Tai reikia nuleisti gazą, o tai ką nors sulaužysiu greitai. Tai va mano atšakėlė, 50-tukas, šitas reikalas keliaus. Čia dabar 2 pusalkunės, čia išsipjausiu duobę ir tenais į kampą paukšt, tenais pakeliu skalbimo mašinai. Tai va tokie reikaliukai. Tai važiuojam papietauti, pasimatom po pietų.